Init laidelė dviračio entuziastams sako gerą dieną, o pirmiausiai sveikiname visus mokslo žmonės su ką tik prasidėjusiais naujais mokslo metais. Būkite stropūs, reiklus ir atsakingi savo bei kitiems. Propaguokite važinėjimą dviračiu į mokyklą ar universitetą, kol šilti orai nesitraukia iš Lietuvos, o gal ir ilgėliau. Žinai, apžvelgiau mūsų kurtas laideles, ir nors jos nedidelės apimties, tačiau temų ir apie saugų eismą buvo, ir apie plento bei downhill dviračius, apie laisvalaikio renginius, tačiau pasigėdau dar vienos labai svarbios dviratininkams temos – turizmas. Nebėda, mūsų laimiai egzistuoja didelė bendruomenė apjungianti dviratininkus užsiimančius turizmų beveik visoje Lietuvoje iš įvairių miestų ir miestelių. Keliauja jie upių slėniais, miškais, pievomis ir vieškeliais, ne tik Lietuvoje. Pakalbinau neseniai iš Estijos grįžusius dviratininkus ir jų vedlį Liną Vainių, kurie buvo ką tik, kaip ir dalis 45 keliautojų išsiruošusių į 1000-kilometrinę kelionę, kuprinėmis ir mėgmaišiais apkrautais dviračiais. Labai noriu viską sužinoti, kaip jiems šovė idėja ir kaip jie susibūrė, nes žinau, jog važiuoja ir moteris su vaikais ir pajėgūs sportininkai mėgėjai. Tokios kelionės yra pagrinde buvimas su savimi, pabėgant nuo civilizacijos ir aplankant dar nematytas įdomias vietas. Nors važiuoja jie grupelėmis kartu, dažnai atsiskiria neplanuotam maršruto paįvairinimui. Kompanijos branduolys yra žmonės, kurie važiuoja kartu kokie 8 metai. Ir jie yra iš visos Lietuvos ir patys įvairiausi. Taip paprastam žmogui aš galvoju, kad nedrąsu tokiai kelioniai pasiryžti. Ir reikia pribręsti, treniruotis, važinėti, o po to dar ir pasiruošti materialiai, tai tašės, įranga ir visa kita. Mes patiriam nemažai džiaugsmo, tai iš tikrųjų pasiruošiant tu sustiprėjai fiziškai, žygis tau nebūna toks sunkus ir vietoj to fizinio nuovargio tu galbūt daugiau jėgų lieka įspūdžiams. Man atrodo, kad tai būtų svarbu, nes jeigu iš paskutiniųjų važiuotum ir visai nematytum tų gražių vietų ir nebenorėtum ten nusuk 10 km iš šoną pamatyti kažkokią dar vieną švyturį neplankytą, gal būtų liūdna. Dėl bendravimų, dėl buvimo kompanijų ir visiško susiliejimo su gamta ir atsijungimo nuo visko. Į vieną pusę beveik 2 savaitės ir grįžinėti per vieną dieną. Bent šioje kelionėje tai buvo. Viso 2 savaitės gryno fizinio ir psichologinio savęs išbandymo. Būnant be šeimos, skirtingų žmonių kompanijoje siekiant vieno tikslo. Pakeliui priverstinai lankomos atsitiktinės maitinimo įstaigos ir paprasti maisto pusfabrikačiai iš namų. Kaitri saulė, stiprios liūtys ir priešpriešinis vėjas, techniniai nesklandumai ir naktinių stovyklų ypatybės laukinėje Estijos gamtoje. Buvo tokių momentų, kad gali palūžti, nes vėjas, lietus, jėgų kaip ir nėra jau praktiškai tą dieną. Atrodo, kad jau viskas, bet vakare grįžti ir viskas gerai. Aušra man sukrovė kremus nuo saulės. Ir paskui kas 20 minučių prašė kraustyti tą tašę ir duoti tą kremą. Tai turbūt buvo toks konfliktas, bet jis gana malonus, sakyčiau. O tu nori pasakyti, jog jie iš Lietuvos išmynė per Latviją ir iki Estijos, bei atgal? Kai kurie taip, bet oficialiai kelionė prasidėjo automobiliais, atvažiavus į Estijos Kemgą jau Lumaja mieste. O kai kurie nuo namų iki Rygos automobiliais ir paskui dviračiais iki žygio starto vietos. Po to Pernų, Talinas, Saremų sala ir daug jūros pakrantės, kuri tiesa yra visiškai kitokia nei Lietuvoje. Kelios žygio atkarpos traukiniais taip pat. Kiekvienas žmogus gauna kelionės aprašymą, kur yra pažymėtos visos nakvynės vietos, maršrutas kiekvienos dienos, maždaug apytikslis atstumas tos dienos, ką galima pakeliui įdomus pamatyti, žemėlapį, kaip orientuotis kelyje. Kiekvieną rytą būna papasakojama dar papildomai, tiesiog primenami svarbiausi tos dienos dalykai ir įvykiai. Ir tu važiuoji, kaip sakė Lunas, arba vienas, arba su kažkokia grupelė draugų. Dažnai tos kompanijos susidaro tiesiog žygio eigoje. Galima pasirinkti tokį tempą, kad per visą dieną įveiklant 80 km ar 100 km, tai palyginus nėra daug iš tikrųjų. 1338 km. Ir tarp pradurtų padangų ir sudilus ir pradurtų kamerų, suplėšytų padangų, tai čia natūralu yra tiesiog
keliauji, kažkas pakeliui nutinka, tai čia. Šitų pagažimų buvo ir grįvimų buvo iš tikrųjų. O Kastytis praeitais metais buvo griuvęs, ne? Tai aš praeitais metais griuvau, bet šiemet jau. Ir ko pasimokė iš to? Šiemet pasimokiau ir nebegriuvau. Šiaip Estijoje tai kultūra žymiai geresnė negu čia Lietuvoje dviratininkų atžvilgiu. Malonesni vairuotojai, atsakingiau žiūri į dviratininkus. Mūsų kalbintas Best Team komandos narys Kastytis šios kelionės metu numynė per 1200 km. Tiesa, pastarajam anot jo kelionės metu susimaišė dienos ir kelintadieniai. O štai Velomanai LT forume įspūdžiais besidalinantis Gediminas Damašius iš viso nuriedėjo 1900 km per 21 dieną šioje kelionėje. Tiesiog daugiau objektų aplankiau, ne tik įtrauktų į lankytinų objektų sąrašą. Man toks vinukas buvo, tai užlietas karjeras, kuriame buvo ir yra vis dar, bet jau nebeveikiantis kalėjimas Estijoje. Ten labai gražios vietos, bent jau visą tas karjeras, skaidrus vanduo, smagu maudytis, dideli kalniukai, gražus vaizdai atsiveria. Nes tikrai ten nufotografavus tuos visus karjerus, tai net neįtartum, kad esi Estijoje. Drąsiai gali sakyti, kad vaizdas iš kokios egzotiškos šalies ir ten tikrai visi patikėtų. Apsilankymas taip vadinamai negyvenamoj saloj, kuri buvo pristatyta kelionės metu, kad bus visiškai negyvenama, išsikelsim ten ir nieko nerasim. Tai viena nakvynė buvo ten. Bet radot? Ir radom kelius, kokias vėžes gruntinius, bažnyčios liekanas, rusų okupacinės armijos statinių liekanas, vieną sodybą ir nemažai karvių. Mums buvo pasakyta, kad ten gyvena apie 300 karvių, atrodo. Jūra visai kitokia. Mes visą laiką važiavom po jūrų, bet Estijai supratau, kad Estija tikrai jūrinė valstybė. Daugybė švyturių, 1000 kilometrų jūros pakrantės, ta jūros pakrantė labai įvairi. Esi prie tos Baltijos jūros, nuo tos Estijos bendrai nuo Kauno, kiek čia kokia 600 kilometrų. O aukšti skardžiai akmeniniai, sakykime, jūra prižėlusi meldų, vietoj pliažo žolė, užpelkėje krantai jūros, labai ta gamtinė įvairovė tokia labai įdomi buvo, kad daug salų, įlankų visokia, ta prasme, visiškai kitokia gamtinė aplinka. Šitos kelionės tai fiziškai pavargęs, bet psichologiškai labai pailsėjęs ir galva šviesi. Ta prasme, labai geras jausmas. Išdrįsti ir važiuoti ir tikrai niekas nepasigailės niekad. Augustinai, ar žinojai, kad dviratininko šalmo neįmanoma nusipirkti visam gyvenimui? Kodėl? O kai tiek daug mokėjau. Bet to man taip patinka jų dizainas, juk nežinau, kokį dar reikės įsirinkti. O šiuo metu mano turimo jau nebegamina. Na, sveikata brangiausias turtas, o šalmas pagamintas iš specialios formulės putplasčio per kelis metus pasensta. Nuo ultravioletinių spindulių, nuo drėgmės, prakaito rūgščių, atsiranda mikroįtrūkimai. Šalmas sandėliuojant jis nenori, nors ir nedidelių smūgių gauna, medžiaga nebeveikia taip, kaip turėtų veikti. Todėl avarijos metu geriau nesužinoti, ar tavo šalmas dar bus galiojančio termino. O ką tada daryti su stipriai senstelėjusiu arba svetimų dėvėtų šalmu? Tuo labiau su tuo, kurio patyriau avariją ar bakstelėjau galvą į asfaltą? Paklauskime, ar kauniečiai žino. Atsiprašau, labą dieną, galima truputėlį patrupėti. Ar važiuotumėt su įskeltų šalmu? Ar važiuotumėt su įskeltų šalmu? Ne. Tikrai ne. Kad aš nenešioju, bet jeigu taip, tai galima ir nešioti. Nedėvėtumėt tokią? Labą dieną, atsiprašau. Santakoj nėra žmonių, kurie važinėtų su šalmais. Ką žinau, kad labai ekstremaliai nevažinėjo, šarmus vairuotojas. Dviratininkui šalmai yra privalomi iki 18 metų, o nuo 2003 metų ir profesionaliam sportui juos įvedė kaip privalomąją saugos priemonę. Na, šis šalmas mane kažkada išgelbėjo, bet šiandien pademonstruosim, ką iš tikrųjų reikėtų daryti su šalmais, kurie jau pabaigė savo karjerą jūsų dviratininko rūbų spintoje. Ačiū tau noris už tai, ačiū, kad nemelavai, ačiū, kad viską iš anksto. Šiuo atveju dviratininkas mirė, baisi žaizda pakaušyje,
Dar pamėginsim vieną smūgį šiaip, įdomumo dėlį. Ačiū, kad nemelavai, ačiū, kad viską iš anksto man pasakei, man pasakei. Tai sako, kad nesaugu važinėti su įskeltų šalmu. Tai ačiū labai. Vis tiek nepamiršiu tada. Tarėme sudie, trumpam, tik 2 savaitėlėm, per kurias jau pradėkite ruoštis artimiausiam rudeniniam Kauno dviratininkų paradui. Apie kurį daugiau sužinosite internete dviratai.lt, o parade ir vėl bus renkami spalvingiausi, išradingiausi dalyviai. Gerai, mes jau bėgame, o jūs mūsų toliau tobulinkite savo patarimais elektroniniu paštu mink.kaunieti@gmail.com. Jo, mes čia toj prisipūsim ir važiuosim su nauja laidelė. Iki!